Mes esam išmokę savo kūną ignoruoti. Tai parodo, kiek mes esam užspaudę tą mygtuką ir esam kurti savo kūnui, bet aš jų nepastebėjau, tų signalų ir red flagų ir alarmų. Taigi aš žinau geriau, manęs nesustabdysit. Ir jinai man paskambina ir sako, atvažiuokit su vyru. Ir aš jau suprantu, kad mes kalbam apie rimtus dalykus. Kiek kainuoja būti gerų darbuotojų ir patogia žmona? Mūsų viešniai tai kainavo onkologinė diagnozė. Dirbdama laivų statybos sektoriuje jautėsi tikra ponia. Arogantiška, reikli, bet viduje tuščia. O vėliau, bandydama būti tobula, savaitgaliais keldavo ragelius ir visiems sakė taip, kol kūnas pasakė griežtą ne. Šiandien ji daro tai, apie ką svajojo vaikystėje. Moko. Tai ne mokykloje, o gyvenime. Studijoje savivertės architektė Toma Lisinskienė. Labas. Gerai, Toma, pirmas klausimas toks labai paprastas, jei turėtum kokios 30 sekundžių minutę ir sėdi skeptiškas, verslininkas, kuris sako savivertė, pasitikėjimas savimi, visą tai tas pats, kaip išskirtum, kaip tą greitą paaiškinimą? Ir dar pasakytų nesąmonė, čia jūs dabar Prijungiam aš čia diplomatiškai bandžiau. Visi jūs čia apie tą patį. O šiaip labai paprastai, aš mėgstu atskirti ir tai labai susiję iš tikrųjų dalykai ir susijusios sąvokos ir vienas be kito negalėtų egzistuoti, bet kaip aš sutrumpinu, kad būtų net tam skeptikui labai aišku ir paprasta, tai savivertė prasideda aš esu daugtaškis, tai reiškia einu apie savęs identifikaciją, tai kas aš esu, o pasitikėjimas savimi aš galiu. Tai jeigu aš galiu, Emilis būdamas, vesti podcastą, užduoti fainus klausimus, tai nebūtinai aš, pavyzdžiui, esu cool visame kame. Taip aš apie save galvosiu, ne? Tai labai taip trumpai, arba dar iš kitos pusės, sakykim, tai savivertė yra savęs įgalinimas, o pasitikėjimas savimi yra tiesiog įgūdžių rinkinys. Ir aš toks... To pasiekoje, jeigu vienas atsiranda, dažniausiai antras sustiprėja. Tai vienareikšmiškai. Dėl to ir sakau, kad vienas be kito negalėtų egzistuoti. Tai kaip ir galėtų, bet jeigu stiprini pasitikėjimą savimi, vis tiek tas aš esu jau truputėlį auga, ne? Ir jeigu iš kitos pusės, jeigu mes mokinamės brėžti ribų, daugiau fokusuotis į čia ir dabar, kitaip sakant, einam per savivertės prizmę, pasitikėjimas irgi didės. Man visai sudomino ta tavo replika, kad nemėgsti pozityviosios psichologijos. Ir aš taip, sėdžiu. Pas mane gal ne tiek daug į tą pusę, bet aš tikrai kelias knygas tokias galėčiau paimti, kur ten, visiškai į tą pusę, taip sakant. Ir aš jeigu tavo tam sakinė buvo, jei lipai į šūdą, nereikia sakyti, kad viskas gerai, reikia nusivalyti batus. Gali gal truputį šitą Visiškai apie mane šitas pavyzdys ir metafora, nes aš, kaip ir sakiau, aš nežinau, kokios metaforos pas mane per srautą kalbant ateina, ne? Bet aš labai noriu pasakyti iš karto, kad aš mėgstu žmonių kalbą, nekalbu Adlerio, Jungo ar ten Freudo savokom, nes tada žmogus pasimeta, palinksi galvą ir viskas aišku, kad jam nieks neaišku, ne? O pozityviosios psichologijos užmečiau akį, tai pusę iš tų knygų aš tikrai esu perskaičius ir iš kiekvienos knygos aš irgi išsinešu tam tikrų niuansų, bet kai kalbėjau būtent apie tai, kad nemėgstu pozityviosios psichologijos, tai aš nemėgstu tos dalies, kad visada visame kame turi būti pozityv. Tai ne, jeigu aš, kaip ir sakiau, įlipai į tą kaką, ane, tai aš mėgstu adekvatumą. Aišku, gali būti šilta, ne? Bet jeigu aš skubu į balių ir įlipau su labutinais, blemba, kur ten tas pozityvumas, nes reikės nusiplauti, reikės susižiūrėti, nuotaika sugadinta, gal dar apsitaškiau, ne? Tai aš mėgstu tą adekvatumą, kad žmonės neužsivestų, kad man dabar blogai, aš skiriuosi, iš manęs atiminėja vaiką, bet svarbu, kad aš esu sveika, ne? Tai taip, tai yra svarbu, bet kartais tai uždraudžia ir užblokuoja sprendimus tolimesniems, sakysim, veiksmam, kurie tada iš tikrųjų atneš tą pozityvą į tavo gyvenimą, ne? Vienas iš tų, kur kas per daug tas nesveika. Būtent. Paimkim žmogų, kuris sėdi tokiam, pirmą kartą klausosi ir galvoja, gerai, reiktų man būti truputį galbūt kažkiek jaučiu, kad užsisukau tik tai visas driežotose smegenyse, kur viskas blogai, visur tik tai pavojus, visur tik tai reikia spausis ir taip toliau.
reikėtų kažką padaryti, kad aš bent truputį geriau jausčiausi. Koks būtų tas pirmas žingsnis? Na, Emili, tu kalbė ir man iš karto ateina vienas toks patarimas ar rekomendacija, net nemėgstu patarimo, rekomendacija pamedituoti ir iš savo klientė mėgstu duoti ir apskritai savo aplinkai, jeigu manęs klausia, aišku, sakyti, kad tu pamedituok ties vienu klausimu. Ką aš darau? Žinau, kad darau blogai, kad tai man kenkia, kad tai man nenaudinga, bet vis tiek darau. Tai gal net tos žinios nėra toks didelis blogis, ar tas televizorius, ar radijas, ar dar kažkas, ne? Bet aš žinau, pavyzdžiui, kad aš turiu kažkokį tai įprotį, kur pastoviai save skriaudžiu, pastoviai įdedu į kažkokius tais, žaptus, negatyvus, ne? Tai gal pradėti nuo to, kad mažinti to, nesakau atsikratyti, nes tai nebus paprasta, jeigu tai jau yra įprotis, bet pradėti mažinti to, ką aš žinau, kad savo darau kenkdamas ar kenkdama. Labai geras klausimas. Paidėkim truputį dar į tavo istoriją. Nuo vaikystės svajojai būti mokytoja, bet pasukai čia veiklų, politologija, aviacija, laivyba, finansai, kas man labai artima tema. Kaip taip atsitiko, kad 30 metų gyvenai, aš nežinau, ar teisingai vardinti svetimą scenarijų, bet pagal scenarijų, kuris gal buvo nebūtinai tas, kuriame esi dabar? Jo, labai teisingai vardinai, nes aš ir pati mėgstu sakyti, gyvenau ne savo gyvenimą. Kaip taip atsitiko? Tai pradėkim nuo to, kad aš jau atsimenu vienas iš pirmųjų mano vaikystės atsiminimų, kaip aš pasisodinu savo jaunesnį brolį ir jam ten vadovauju, aš atseit jo mokytoja. Nežinau, ką aš ten jam mokindavau, bet ateidavau atseit su rankinuku. Gyvenimo pamokų. Jo, gyvenimo pamokų. Ir aš kai nusprendžiau paskutinėse klasėse, kad aš noriu mokyti lietuvių kalbą. Bet auklėtoja, paskui rusų kalbos mokytoja buvo mano auklėtoja, vėliau trupučiuką jinai pasakė, tu gal juokauji su tokiais pažymiais ir tokia galva, mokytoja. Ir viskas, ir man nukirto, uždėjo man bloką. Tada aš dar nesupratau, kad tai yra blokas. Bet aš nenustojau norėti to, ko norėjau, kažkokiais tai būdais mokyti, atiduoti, skleisti tas žinias, ne? Ir tada paskutinėse klasėse aš pradėjau galvoti, o tai ką aš tada turėčiau daryti gyvenime? Aš apie jokius kitus variantus net negalvojau, o tu Dieve mano. Ir tada, o ką klasiokai mano dešimtukininkai darys? Politologija labai ant bangos. Net vapšė neraukiau, kas tas yra per dalykas. Gerai, rašau. Ir aišku, aš įstojau į VDU-ną, į politologiją. Pirmą mėnesį supratau, ne mano valtis konkrečiai, bet ašgi padarysiu dalykus iki galo. Ir pradėjau kapstytis, tai ką aš galiu, būdama šitoj situacijoje, kaip iš jos nesmesti nenorėjau, nes tėvai neturėjo tokių sąlygų, kad palei mano visus norus tenais, duotis finansiškai ir visaip kitaip. Tai galvojau, ką aš dabar galiu su tuo padaryti. Ir pradėjau ieškoti išeičių ir radau, kad Vytauto Didžiojo universitetas, jie turėjo ir dabar tebeturi, kiek žinau, gretutinės specialybės galimybę. Ir ta gretutinė specialybė, vėlgi aš pabandžiau, tai gal aš dabar galėsiu lietuvių kalbos studijas kažkokias tai turėti. Jie lietuvių kalbos studijų neturėjo ir tada psichologija. Ir aš jau kai pradėjau eiti paraleliai dar ir psichologijos studijas, tai aišku buvo taip, kad mano grupiokai eina 5 egzaminus per kursą, aš einu 10, nes man dvigubai daugiau. Aišku, tai buvo crazy laikas, bet atsvėrė man tą, kad aš ne savo valtį, bet aš radau savo batus. Nes jau psichologijoje man labai viskas patiko, buvo įdomu ir aš pagalvojau, wow. Ir tada, sekdama dar tuometiniam savo draugui, dabartiniam vyrui, iš Paskos išsikraustėm į Pajūrį ir taip atsirado darbas laivų statybos ir remonto įmonėj. Jis atsirado iš to, kad aš tikrai žinau, kad aš noriu dirbti su žmonėm. Ir nuo vadybininkės aš pakilau iki, kaip sakyti, ofiso vadovės, direktorius buvo siūlęs net ir savo pareigas, bet aš sąmoningai nejau to, nes žinau, kad tai vis tiek tik laikina. Ir kai persikraustėm atgal summa summarum į Vilnių, aš tada gavau pasiūlymą, su manim susisiekė, gal tu nori būti klientų aptarnavimo skyriaus vadovė ir būtent finansų, fintecho konkrečiai kompanijoje. Ir aš sakiau, fainai, why not? Visos patirtis buvo tikrai labai į naudą, bet galiausiai aš grįžau prie mokytojos
Dabar mane pristato kaip lektorė, tai man irgi tas pavadinimas labai labai patinka. Ir aš vis tiek grįžau prie to, kad aš atiduodu žmonėm, dalinuosi su žmonėm žiniomis. Mano viena iš pačių aukščiausių skalėje vertybių yra mokymasis, tai aš nuolatos mokausi, aš ir dabar mokausi. Dabar į nervinę sistemą esu įkritusi ir ten matau, kokias galimybės potencialas ir kiek žmogui galiu padėti. Tai vis tiek aš nuo savęs nepabėgau, Emili, bet tikėjau sunkesniu keliu. Jeigu tu esi situacijai, kur tau nebūtinai pakankamai skausminga būti, ir aš turiu menį galbūt rolę, kuri visiškai neišpildo nei kiek tos vietos, tai dažnai tas pasikeitimas tikrai vyksta. Dabar su laivyba, kaip ir suprantu, nes buvo kraustymasis, tai buvo tam tikri apribojimai, kad šitoje vietoje, ar ne dėl to, kodėl? Ne, čia kraustymasis, vyras mano gavo paskyrimą į kitą šalį, bet galbūt aš būčiau ir likus ir toliau, bet va čia jau ir įvyko mano diagnozė. Ir va čia įvyko tikrasis gyvenimo klikas, šiftas, posūkis, vadinkim kaip norim, kratinys galvoje. O šitą aš ir noriu labai užkabinti, nes dažniausiai būna kažkas gyvenime, kas priverčia perdėlioti, taip sakant, lentą ir sakyti, kaip aš pradedu dabar. Tai gali truputį pasidalinti išsamiau, kaip kas ir kaip greitai sprendimai pradėjo dėliotis. Laivyba, ne, ir remontas visas laivų, taigi vis tiek daugiausiai vyriška hebra pavadinkime, ne? Tai man tarsi aš savo uždėjau tokį, kad aš turiu būti kieta, nes kaip vyrai manęs klausys, nes aš turėjau paraleliai ne tik tai vadovauti ofisui, bet aš turėjau dar ir savo projektus ir pakankamai kietus projektus, vienus kiečiausių, įmonė projektų ir aš taip uždėjau savo, man niekas nesakė, bet aš vėlgi susigalvojau iš kažkokių tai matytų dalykų, kino filmų, pasakymų ir taip toliau, kad aš turiu būti bobas su kiaušais, atsiprašau, kad manęs klausytų, nes, tokioj sferoj visokių yra žmonių ir mažiau kvalifikuotų, ir labai kvalifikuotų, o ten, kur mažiau kvalifikuoti, tai ir alkoholis, ir muštynės, ir viskas, ir aš turėjau laikyti, kaip sakant, kumštyje, ne? Ir aš laikiau, aš taip nenorėjau, bet aš uždėjau savo tokią kartelę, kad aš turiu, privalau, ir aš nuo to labai pavargdavau, ir aš kažkur tai susitapatinau su tuo scenarijum kietos bosės atseit, ir kuo daugiau aš to dariau, tuo aš labiau vargdavau, tuo aš labiau supratau, kad aš taip nebenoriu, bet tada kažkur tai giliai jau nebežinau, tai o kaip iš tikrųjų reikia, jau truputėlį ir pamiršau, nes tai buvo beveik 7 metai to darbo. Ir aš pasidariau labai pikta, aš pasidariau labai pagiežinga, įžeidi, kaip tu sakai ponė, ne, tai ta ponė, aš pasakysiu, kad ponė dar labai gražu, pinda aš save vadinčiau. Jau tiesiai šviesiai sakau, nes aš pati su savim tuo metu būčiau nedraugavus, kaip aš sakau. Tikrai, nei aš savo draugė norėjus būti, nei aš savo darbuotoją ar ten pavaldinį, iš vis nieko nenorėčiau su savim bendro turėti. Aš labai mokėdavau uždėti kaukę ir šypsotis, kai reikia, ne, nors galėdavau ten mintyse tau vidurinį pirštą būti iškėlus, ne. Galėjau pasiūsti toli, ne, ir mokėjau būti chameleonas ir prisitaikyti. Bet viduj toks ševerė, kad aš nenoriu eiti nei į šitą darbą, aš pavargau vaidinti, bet giliai, sakau, buvo baimės. O tai kur aš kitur būsiu reikalinga, ką aš galiu išvis duoti jau po tiek metų, nes kaip po metų išeina, aš įsivaizduoju, ne? Nes finansų sritis, buvo paskutinė, aš ten pradirbau metus ir dėl vertybių mes išsiskyrėm, tai man buvo pakankamai lengva. Bet kuo aš ilgiau viriau, sakysim, tame sultinyje, tuo sunkiau iš jo išlipti, žinai, o ką aš galiu pasiūlyti, gal kitur jau aš nebesugebėsiu ir visos tos baimės mane stabdė nuo sąmoningo pasirinkimo išeiti ir keisti kažką gyvenime. Ir tada prasidėjo visos linksmybės. Tai aš važiuodama pasigaunu vinį, pavyzdžiui, padangoj. Kam nepasitaiko. Bet kai po savaitės vėl vieni pasigauni, tai tu supranti, kad kokia tikimybė per 2 savaitės 2 kartus į padangą vinį pagauti. Tada važiuoju į darbą, sustoju prie šviesoforo, o iš mašinos, kad pradeda eiti dūmai ir aš degu. Šitas retesnis atvejis, žinai. Bet ant kiek vis tiek, kvailiukė ir toliau savo važiuoju, nes dūmai aprimo, pakeičiam bėgį ir važiuojam toliau.
Bet aš jų nepastebėjau, tų signalų ir red flagų, ir alarmų, ar vadinkim kaip norima, ne? Taigi aš žinau geriau. Taigi ponia Pinda žino geriau, manęs nesustabdysit, bus taip, kaip aš noriu. Daug kontrolės, daug, o Jezu, ten visą tenais buvo pas mane. Ir šypsina, visą tai slepianti, kas viduje, ne, tai išoriškai, man ir draugė sakė, sako, bet išoriškai, negalėjau pasakyti, tai taip. Ir tada ištiko taip, kad man ten įsimeta infekcija, aš pageriu vaistus, praeina 3 dienos, vėl man atsinaujina ir aš tipo, what the fuck, kas čia vyksta, žinai. Ir aš dar sakydavau prie viso to, aš valgau ir lieknėjau, tokią mantrą turėjau. Nes reikia taigi mantras turėti, tai aš turėjau, tai aš iš tikrųjų valgiau ir lieknėjau. Aš nesurišau, kažkur šoną paskaudėdavo, bet čia nuovargis, lipdavau iš vonios galvas vaistą, bet gal čia vėl kas nors. Tokia visą laiką rasdavau atmazus ir pateisinimus kiekvienai savo būsenai. Ir kita infekcija ir aš tada galvoju, reikia važiuoti pas gydytoją. Čia kažkaip tai, kad atsinaujina, nes iš gerų vaistus turėtų viskas bus gerai. Ir jinai mane echoskopuoja ir tada sakys, kas, aš tokia, žinai, mėgstanti klausti, tas mano ir darbinis, ir matyti vidinis smalsumas. Ir aš gydytojai sakau, aš jau iš akių matau, kad kažkas ne taip. Tai sakykit, tai Toma dar nežinom, sakau, sakykit, nes man bus ramiau. Turim padaryti daugiau tyrimų. Aišku, jinai padaro daugiau tyrimų, ten, nežinau, per dieną ar 2, ten viskas labai, ten tokia gniūžtė greita pradėjo suktis. Ir jinai man paskambina ir sako, atvažiuokit su vyru pas mane. Sakau, mano vyras komandiruotė, aš negaliu atvažiuoti su vyru. Ir aš jau suprantu, kad mes kalbam apie rimtus dalykus. Ir man tada mintis, kodėl aš? Kodėl man? Ne vagis, ne žudikė, neapiplėšiau jokių kontrabandų darbė, nieko. Ir tada antra mintis, taigi tu puikiai žinai, Pindoska, kodėl tau? Nes ne savo gyvenimą gyveni. Ir man Emilė tada toks, žinai, domino efektas, viskas į savo vietas. Ir man visi atsakymai, turi išeiti iš darbo, turi pradėti daryti taip, ką tu nori, turi nustoti bijoti, turi būti savimi, turi labiau žiūrėti savęs, turi pradėti gerbti kitą žmogų, visą virtinę. Ir taip ir atsitiko. Tai va taip kažkaip ir pradėjo, tai visai kažkaip tai keistis tas mano gyvenimėlis į gerą. Turiu vieną trumpą ir labai nuoširdų prašymą. Prieš įrašinėdamas šį epizodą žiūrėjau į kanalo statistiką ir pamačiau skaičių, kuris mane nustebino. Net 88% jūsų, taip, 88%, kurie klausote šių pokalbių, geria informaciją ir pritaikote ją savo veikloje, vis dar nesate paspaudę subscribe mygtuko. Žiūrėkit, situacija labai paprasta. Aš turiu savo asmeninį kanalą, turiu Financial Lithuanians, o šis projektas FL pokalbiai yra nauja iniciatyva. Mums su komanda tai yra didelė laiko investicija. Ir vienintelis būdas mums suprasti, ar šis projektas yra vertas tęstinumo, ar jis kūrė vertę ir ar turėtume toliau kviesti aukščiausio lygio profesionalus, yra jūsų prenumerata. Priminimas, kad tai nemokama. Tai yra tarsi jūsų balsas už. Be to, paspausdami tą mygtuką, jūs padedate algoritmams parodyti šį turinį kitiems žmonėms, kuriems šios žinios gali pakeisti karjerą ar verslą. Tad jei kada nors gavote iš manęs vertės, padarykite man šią paslaugą. Paspauskite subscribe, o aš pažadu, kad kaskart matydamas augančius skaičius, stengsiuosi į šią kėdę pasodinti dar įdomesnius pašnekovus. Ačiū, kad esat kartu. Sudėliojus žingsnius, nes vis tiek išeiti iš darbo, kur tu 7 metus darbavaisi, Aš manau, kad ypač kai karjerą žmogus statosi, tos rolės turėtų ten kas 2, kas 3 metus šokinėti, kad tu greičiausiai augtum ir neįprastum. Kaip dėliojasi tie sprendimai? Nes vis tiek operacija, vis tiek gydymas, kur galva, kur veiksmai, kur sekantis tokie, kaip tai pirmiausia, mano ta visa diagnozė ir visa ta situacija mane labai gražiai, jeigu man būtų reikėję mokintis ir aš to mokinausi, bet nemokėjau, bet mane labai gražiai praktiškai paguldė, pastatė, pavertė, nežinau, vadinkim kaip nori, į čia ir dabar. Tai aš tiesiog savo uždėjau tokį nesąmoningai, tokį tikslą, vienas žingsnis per vieną dieną, pavadinkim taip, ne? Kad ką aš galiu šiandien padaryti. Nebuvo grand planų, kad ką aš ten veiksiu. Ne, dabar man buvo svarbiausia pagyti ir svarbiausia mano sveikata. Ir aš labai kažkaip stipriai nedėliojau. Grįžau čia ir dabar, pradėjau daryti, ką aš tą dieną galiu. Tada labai stipriai mano gyvenimą įžengė meditacija, kas man padėdavo, pavyzdžiui, prieš miegą nusiraminti, nes mintys,
kad tu įsivaizduotum, tu apie nieką kitą negali galvoti, tik tais, kad tau yra vėžys, tu esi išoperuotas, pas tave randai ant kūno ir taip toliau ir panašiai. Ir tas mintis man reikėjo, kas svarbiausia, nuraminti. Nes ten vis tiek ėjo ir blogi scenarijai, nors aš ir labai norėjau ir aš savo pasakiau, kad aš padarysiu viską. Ir atsirado beproto didelis alkis gyvenimui, kad aš noriu gyventi, aš labai noriu gyventi ir aš tikrai keisiu. Ir kaip aš vyrui savo pasakiau, aš neatsibuvau su tavim, supranti, ir sakau, jeigu aš ir mirsiu, tai tu kitą žmogų turi padaryti laimingą, bet aš jaučiu, žinai, kaip tu valgai ir dar nori, dar jauti, kad dar nesotus, tai aš labai pajaučiau į vyro santykį, kad aš dar neatsibuvau, žinai, nebuvo jis man čia, kad ir dabar galiu jau pabaigti, ne? Ir to labai daug troškimo ir alkio atsirado, bet paraleliai ėjo ir tas lygiai grečiai ir tas neigiamas scenarius. O kas jeigu nepasveiksiu, jeigu mane čia dabar chemoterapija, jeigu aš nupliksiu, kaip į mane iš vis vyras mano žiūrės ir taip toliau. Viskas tas ėjo ir aš, ką labai sakau, kas atsirado ir įsigilinau į ką, tai labai meditacija. Nesėdėjau aš ten, žinai, lotoso pozai su smilkalais užpakalį, bet pradėjau klausyti ir pradėjau pastebėti, kad matyt smegenys jau tada dar nesupratau, dabar suprantu, kad smegenys mano pereidavo į kitą bangų dažnį ir aš nusiramindavau ir užmigdavau. Ir kai aš pamačiau 1, 2, 3 kartą, kad man tai padeda, aš pradėjau tą praktikuoti ir pradėjau pastebėti, kad atsiranda daugiau tos taikos, žinai, mano gyvenime, to nusiraminimo. Man tikriausiai įdomu, kaip filtruoti tą parametrą, kad tu iš tiesų darai veiksmus pagal tikrąjį save, ypač kai tu apgaudinėjai jį ten 20 metų. Atsakymas vienas ir tas pats, pradėti klausyti savo kūno ir ką tai reiškia, nes tai ką man dabar pasimti, žinai, kaip gydytojai ir ten savo plaučius pradėti. Ne, labai paprasta, nes mūsų kūnas su mumis kalba ir ta nervinė sistema atsiranda ir visa kita, bet nesileiskime į gilumą, bent jau dabar atsakysiu labai paprastai, pajausti su kiekviena mintim, su kiekvienu sprendimu, su kiekvienu pasirinkimu, ar mano kūnas atsipalaiduoja, ar mano kūnas įsitempia. Tai čia yra pats paprasčiausias dalykas ir dažnai žmonės net ir to negeba padaryti. Kodėl? Todėl, kad mes esam išmokę savo kūną ignoruoti. Tai aš pasakysiu tokį gan juokingą gal pavyzdį, ne? Bet jisai labai tikrai dažnai surezonuoja ir suskamba ir parodo, kiek mes esam užspaudę tą mygtuką ir esam kurti savo kūnui. Tai yra per tai, ar aš kai noriu į tualetą, ar aš ir nueinu. Toks tipo, what the fuck, aš čia per nesąmonę. Nes žmonės, pavyzdžiui, ateina ir sako, aš nežinau, kuo aš noriu būti gyvenime, kokia mano savirealizacija, tai kokia iš tikrųjų mano misija. Jo, o tu girdi savo kūną, jauti, kada tu užsimanai, pavyzdžiui, kad puslė jau reikalinga yra ištuštinti. Ai, tai palauks, ne? O tu jauti, kada tu jau šalkai ir jau ten netgi gurgė, ne, tavo kūnas rodo. O tu pavalgai, ai, tai yra svarbesnių dalykų, dabar reikia podcastą įrašyti, ne? Tai aš sakau, tai kai tu manęs klausi, kaip reikia elgtis 8 aukšte, ne? Mes dabar esame 8 aukšte, bet tu esi pamiršus, kad 1 aukštas dar egzistuoja ir tu nekreipi dėmesio, tu praeini kaip arklys su akidangčiais, ne? Tai tu pradėk žiūrėti, o kas yra 1 aukšte. 1 aukštas tai yra mūsų kūnas. Labai paprastai sakant, Maslau piramidė, kurią mes ten 7-8 klasėje, ne, kažkada esame išmokę. Tai, ne, fiziologiniai mūsų poreikiai. Tai reiškia atsigerti, neužtrokšti, pavalgyti, išsituštinti, puslę ištuštinti. Tai mes tą pamirštam. Tai aš visą laiką rekomenduoju pradėti klausyti kūno nuo tokių netgi, sakyčiau, juokingų, bet jie juokingi, bet jie yra labai svarbus dalykai. Ir tikrai ir psichologai tau tą parekomenduos, ir terapeutai pradėti nuo savo kūno. O ar mano kūnas atsipalaiduoja, ar įsitempia, tai tiesiog stebėti raumenis. Ne? Ar mano pečiai pakyla, ar mano žandikaulis suspaustas, ne? Ar mano akys galbūt, žinai, išverstos ir ten kaip baimė. Ne? Tai mes jau čia, kai kalbam apie tą įtampą, tai jau mes esam tam tikroj būsenoje, ne? Mes mėgstam sakyti išgyvenime
Nes atsipalaidavime, va ten yra kūryba, ten yra žaidimas, ten yra smalsumas, ten yra nauji projektai, ten daug fainiau. Ir va pradėk stebėti su tam tikrai žmonėm. Su vienu draugu, net, viskas fainai, apie viską galime čia, nuo 0 iki 100, ne? O su kitu žmogun, tu, pavyzdžiui, jauti, kad, turiu pasitempti netgi žodis, ne? Įtampa, pasitempti, turiu kažkaip tai. Ir tai nereiškia, kad aš susitiksiu su prezidentu ir, valdelį, ką tu, žinai. Bet kad aš jausiu tos įtampos, bet tokios sveikos, žinai. Ne tai, kad aš bijau kažką tenais pasakyti. Tai pradėt stebėti savo kūną. Atsipalaiduoju ar įsitempiu. Aš dabar įsivaizduoju, kad žmogus, kuris klausosi, gali būti toj situacijai, žinai, kad vis tiek, jeigu keičiu veiklą, kažkoks stresas vis tiek jausis. Labai sunku supainioti, žinai, ar tai yra teisingos veiklos, neteisingos veiklos stresas, ar tiesiog, kad tai yra nauja veikla stresas. Jeigu pradėjau ir, nežinau, savaitę, 2 savaitės, 3, 4, ką aš turėčiau jausti pas save, kad aš teisinga linkme judu ir ką turėčiau jausti, kad neteisinga linkme. Bandymas iš vis yra, aš mėgstu ir savo klientėms sakyti, eksperimentuokit, nes jūs kitaip nesužinosit. Ir kai tu sakai, pirmas kelios savaitės, tai pagal Dispenzą, ne, ir pagal jo visus smegenų tyrimus, mes, kai kažką keičiam, ar tai bus įprotis, ar tai bus naujas darbas, žiūrėk, kai mes ateinam į samdomą darbą, ne, duoda mums 3 mėnesius. Tai aš mokindamasi supratau, kad vis dėlto tie 3 mėnesiai ne šiaip savo yra duodami. Nes kai mes kažką keičiam, mūsų smegenys patenka į tą vadinamą abstinencijos laikotarpį. Blaivosi. Ką? Blaivosi. Arba kitaip sakant, jos mūsų sako, niekur tu ten neik, nesąmonė, čia taigi pažįstama, komfortas. Ir kas, kad tas tavo bosas rėkia, bet tu bent žinai, kuriuo metu tu jau perskaitai jo kūno kalbą, iš akių supranti, kad gera jau šiandien nuotaika ir taip toliau ir panašiai. Arba imkim, kad ir įprotį, ne, pradėsiu sveikiau maitintis. Mums net visa išorė, tai ką tu čia nesąmonės, jau jinai dabar sugalvoja, čia gal mėsos, ne, jau vynelio žiek atsisakė, jau tau kažkas ten negerai, ne? Ir jeigu mes žinom tą informaciją, kad mūsų smegenys visada eis per pokytį su abstinencijos laikotarpiu, kuris žmogui užtrunka nuo 1,5 iki 3 mėnesių, tai labai yra individualu, vienas greičiau adaptuosis ir vienas greičiau pajaus, kad ar mano, ar ne mano. Kitam užtruks, tai sakau, imkim tą maksimumą, duokim savo 3, pavyzdžiui, mėnesius ir tada aš matysiu, ką per tą laikotarpį aš rekomenduoju daryti, tai labai save palaikyti, labai sąmoningai rinktis, ar einu į palaikančią, ar vis dėlto mane smerkiančią aplinką, kitaip sakant, susikurti savo tą burbuliuką, kuris paskatins tave tam naujam dalyke, įprotyje, vietoje jaustis gerai ir jeigu jau tu po 3 mėnesių vis tiek jausiesi blogai, bet tada yra ženklas, kad gal tikrai ne tavo, ne? Turi kokių pavyzdžių, iš tos gal iš blogo, nežinau, ar teisingas žodis, bet iš pavyzdžio, kuris nepasiteisino, tas 3 mėnesius, ir galbūt pavyzdžio, kuris pasiteisino, kur, kaip iš tiesų tas turėtų jausmas traktuotis. Mes vis tiek žinom, ar mes su savimi esam sąžiningi, ar mes blecha savo meluojam. Ir kai žmonės netgi sako, aš nežinau, kokia mano savirealizacija, deep down jie tikrai žino. Tik tais užsėta labai daug sluoksnių, baimės, nepasitikėjimo, savęs nevertinimo ir taip toliau ir panašiai. Bet jeigu tu pasakytum, jeigu dabar visos pasaulio durys atsivertų ir visur mokėtų tą patį ir visi būtų tik palaikantis ir nei vieno kritiko neliktų, ką tu darytum? Tai aišku, kad pieščiau, ne? PVZ. Ir tada jie tikrai žino, bet tada atsiranda tų atmaskių, žinai, prisigalvojimų, bet taigi čia nenaudinga, bet pažiūrėk, iš meno neuždirbsi, įsitikinimų krūva, socialiniai visokie dalykai ir taip toliau ir panašiai. Tai kaip ir tu gražiai pasakei, dėl ko aš net neišklausiau iki galo, atsiprašau, pertraukiu, bet save apgaudinėjai. Mes žinom, aš irgi žinojau, kad save apgaudinėjau. Bet gal šiandien bus ta diena, kai mano darbas man pagaliau pradės patikti, ne? Parinkim truputį apie ribas. Žmogui, kuris dabar, žinai, įsivaizduoja, kad ribos nubrėžimas tai yra tiesiog kažkam pasakymas, šito tai tikrai nedaryk. Kaip galbūt truputį apibūdintum išsamiau, kas yra ribų brėžimas? Tai ribos
faktas, kad susijusios su savivertė, kaip aš sakau, jeigu savivertę prilygintumėm pyragui, tai ribos yra vienas iš pyrago gabaliukų. Nu, šitoje vietoje aišku, ne? Tai reiškia neatsiejama dalis. Ribos visada yra apie kaip. Arba ribos lygų susitarimas / taisyklės. Tai dabar žiūrėk, jeigu tu išvažiuosi į gatvę ir tu nuspręsi, aš čia dabar ribas brėšiu, per raudoną važiuoju, greitį viršinu, ne? Nu, tu pažeidi tam tikras ribas. Kelio ženklus, signalus, nusistovėjusias kažkokias tais kelių eismo taisyklės ir taip toliau ir panašiai. Taisyklės. Jeigu tu nuvažiuosi, pavyzdžiui, į Egiptą, ten kelių taisyklės yra visai kitos. Linijos. Ne? Bet jie supranta, jie žino, kas reiškia. Vienas pyptelėjimas, ten tą reiškia, 2 pyptelėjimai, kažką kitą reiškia, ne? Tai yra susitarimai arba, kitaip sakant, taisyklės. Ir kai mes pradedam tų susitarimų / ar brūkšnelis taisyklių nesilaikyti, mes tada gaunam ką? Pasiekmes. Kai mes laikomės tam tikrų taisyklių, mes ką gaunam? Bonusus, ane? Viskas labai paprasta. Aš dabar galvoju žmogui, kuris galbūt niekada nebuvo brėžęs ribų. Ir dabar sėdi, žinai, paimkim ofiso paprastą darbuotoją, kuris, žinai, nori kavos, o aš nenoriu kavos. Bet jo varau, nes pasiūlė kolega. Vos ne iš tokių pavyzdžių. Taip. Žinai, kur tos tie pirmi pavyzdžiai, kur nubrėžti ribas, bet su teisingais parametrais. Asmeninės ribos, tai pirmiausia, nuo ko prasideda mano ribos, nes, pavyzdžiui, tavo ribos gali būti visiškai kitokios negu mano ribos. Tai mano ribos, iš ko jos formuojasi, pradėkim. Jos formuojasi iš mano vertybių, iš mano poreikių, iš mano prioritetų, reiškiasi taip, kaip aš noriu. Vėlgi grįžtam prie to klausimo, tai kaip aš noriu. Tai jeigu mano, pavyzdžiui, vertybė yra laisvė, o tu, pavyzdžiui, kviesdamas mane į podcastą, surašytum labai griežtai, ten Tomo mes neatsižvelgsim į tavo norus, kada ten filmuoti, klausimai bus tik tokie, ne? Aš tau sakysiu, špiga taukuota ir aš neteinu, ne? Nes man tai kertasi su mano vertybėm. Gal, jeigu aš nemoku brėžti ribų, man bus labai sunku tau pasakyti, kad aš neteisiu ir aš vis tiek ateisiu. Tada kūnas man išsignalizuos, kad, tu save apgaudinėji, apie ką mes ir kalbėjome, ne? Bet pradėti tokius dalykus, tai nuo pažinimo savęs. Kas man yra svarbu? Kas mano yra vertybės? Bet net ne nuo to, kad ką pasakyti ir kaip pasakyti, bet o kas aš esu? Ane? Ko aš noriu? Ko aš nenoriu? Kaip aš nenoriu? Ane? Ir va tada, kai atsakau, iš to jau pradeda ir formuotis mano ribos, nes aš atsakau į tą vienintelį klausimą. Kaip? Kaip man yra gerai ir kaip man jau nėra tinkamai, ne? Ir kai aš jau savo atsakau, aš mėgstu duoti tokį pratimą savo moterims ir žmonėms, kurie manęs paklausė, nes aš dalinuosi tikrai labai drąsiai, nes pati irgi nemokėjau kažkada brėžti ribų ir dabar mokinuosi ir tai yra procesas ir kuo toliau, tuo labiau nuo to kaifuoju. Kodėl aš nerekomenduoju, pavyzdžiui, darbe pradėti brėžti ribų nuo dabar aš jau vadovui tai ir pasakysiu, ką aš apie jį galvoju. Todėl, kad mes, jeigu paimsim metaforą su sporto klubu, tai tas mūsų vadovas yra kaip 100 kilogramų niekada nebuvusiam ir nesportavusiam, ne? Vieną kartą gali pamanyti, gali ligoninę. Ir greičiausiai tu ten susitraumuosi, ne? Ir daugiau nebenorėsi to 100 kilų kelti, ne? Tai aš parekomenduočiau ir pakviečiau kelti, kad ir nuo 0,5 kilogramo ar nuo buteliuko vandens pustuščio, ne? Tai reiškia pradėti brėžti ribas tiem žmonėm, kuriuo aš gal net gyvenime daugiau ir nesutiksiu. Nes su brėžimu ribų visą laiką ateis kalties ir gėdos jausmas. Neišvengiamai, kaip sporto klube pradėjo sportuoti, neišvengiamai ateis raumenų skausmas. Tokia paralelė, kad būtų aišku, ne? Ir kai aš pradėsiu sakyti savo poreikius ir brėžti ribas žmogui, pavyzdžiui, baristai, ne?
kad pakeiskit, aš vis dėlto noriu su kokosų pienu, o ne su normaliu, ne, arba iš vis nenoriu mačos, noriu amerikano kavos, ne. Šakės, kaip man bus nepatogu, šakės, kaip aš norėsiu sulysti žemę ir eina savo, kokia bus kaltė, kaip aš čia drįstu pakeisti, kokia gėda, kas tu iš vis įsivaizduoji, kas čia per vieną, kad gali tą daryti, ne? Bet kai tu tą 1 kilogramą ar pusę kilogramo pakilnosi, tau jau kažkuriuo momentu čia nėra kas veikti, ne? Tada einam prie truputėlį sudėtingesnių, ne, žmonių, kuriem, taip kaip ir, bet ten kokia draugė, kartais galiu pasakyti ne, bet, dažniau gal renkuosi patylėti arba sutikti, ne. Tai, prie to vidutinio svorio, vadinkime, ne, imu 10 kg ar ten 5. Ir jau kai aš atkočioju tuos 2, va tik tada aš einu prie to 100 kg ar 50. Supranti? Kelionė po truputį. Jo, nes pavyzdžiui, dažniausiai brėžti ribas sudėtingiausia, kalbant apie asmeninį gyvenimą, yra šeimos nariams. Dėl to ir kyla klausimo, tai kaip ten per kalėdas reikės man išgyventi su visa giminė ir taip toliau ir panašiai, ne? Ir paradoksas tame, kad žmonės ir pradeda dažnai brėžti ribas ten, kur yra sunkiausia, būtent su tais savo giminaičiais. Tai aš pagražinu ir sakau, pradėk nuo to, ko tu nepažįsti, pradėk nuo restoranų, nuo parduotuvės, nuo tos pačios sporto salės, nuo trenerio, kur tau pakankamai komfortiška. Turi konkrečią formulę. Riba lygų taisyklė plus pasiekmė. Taip. Gali šitoje vietoje truputį išsiplėsti? Galiu. Tai reiškia, ką ir sakiau, kad riba tai yra taisyklė arba susitarimas, ne, ir pasiekmė. Tai jeigu paimsim, tarkim, tą pačią kelio metaforą, ne, kelių eismo taisyklės, tai taisyklė yra nevažiuoti per raudoną, ne, arba kitaip sakant, važiuoti per žalią. Ir jeigu aš pažeidžiau tą taisyklę, vadinasi, bus kažkokia pasiekmė. Jeigu mes kalbam daugiau apie asmeninius santykius, tai ten tos taisyklės jos daugiau tokios plaukiančios, ne, ir toks kaip pagal nutylėjimą tarsi, bet kartais žmogus gali įsivaizduoti vienaip, o tu gali galvoti kitaip. Dėl to mums tą taisyklę svarbu įvardinti, ne, kad Emili, aš norėčiau ir man yra svarbu, kad šitam podcast'e, kai tu manęs klausinėsi, kad tu manęs nevadintum vištą, ne? Nes jeigu tu pavadinsi mane vištą, aš atsistosiu ir išeisiu, ne? Aš čia labai taip grubiai, ne? Bet lengvi pavyzdžiai veikia. Bet žmonėm tai labai suprantama tada, ne? Taisyklė kokia? Labai paprasta, kad tu mane vadini gražiai, ne? Ne vištą. Ir pasiekmė, jeigu tu vadinsi, aš išeisiu. Ir va šitoje vietoje mes susidurim su tuo, kad žmonėm kartais sudėtinga įvardinti ir pačią tą taisyklę, kad tu mane vadin gražiai, bet dar sunkesnė dalis tai yra pasiekmė. Nes mes įsivaizduojam, kad pasakėm taisyklę ir žmogus by default jos laikysis, ne? Come on, jeigu mūsų nieks nefiksuoja, tai kartais ir per raudoną pervažiuojam, sakykim, taip kaip yra, ne? Ypač jeigu skubu ir ten, nežinau, ligoninę kažką tai vežu, ne? Tai tų nusižengimų būna, bet grįžtant prie to, kad žmonės dažnai įsivaizduoja, kad Emilija, jeigu tu vadinsi mane vištą, aš atsistosiu ir išeisiu, ne? Ir tu, klausyk vištą, ką tu čia dabar nusišneki, važiuojam toliau su podcastu, ne? Ir aš sėdžiu. Ir tu pamatėjai, aš tau sąmoningai, nesąmoningai išsiunčiau signalą, kad tu mane vištą gali vadinti, nes tau neįvyko jokia pasiekmė. Tau nebuvo rezultatų. Visos taisyklės reiškia, visos ribos. Tau nereikia net apie tai galvoti, tavo smegenys klinkt, uždeda varnelę. Vištą galiu vadinti, nieko nebus, ne? Ir mes taip įprantam gyventi. Ir kai mes jau pradedam brėžti ribas, dėl ko aš ir sakau, kad atsiranda tada kaltė ir gėdos jausmas ir nepatogumas ir panašiai, nes tu buvai įpratęs, pavyzdžiui, mane vienaip ar kitaip vadinti ir po 10 mūsų podcastų, po 10 susitikimų aš sakau, bet tikrai žinau, kad atsistosiu ir išeisiu. Ir tu galvoji, peza, nes jau 10 kartų prieš tai jinai neišėjo, ne? Ir kai aš atsistoju ir pradedu eit, tau, what the hell? Kas vyksta? Kas čia dabar, ko jau čia susireikšmini? Nes buvo jau įprasta, kad tu gali mane vadinti kaip nori, ne? Tada man kyla kaltė, nes taip, aš 10 kartų sėdėjau ir leidau, ne? Man nepatogu. Ir tada aš turiu atstovėti savo tą pasakytą, kad bus tokia pasiekmė. Jeigu aš neatstoviu ir pasakius tau pasiekimą, kad aš atsistosiu išeinu, pavyzdžiui, aš pradedu eiti ir vėl grįžtu,
tu dar kartą, tu dar stipresnį antspaudą gauni, kad gali mane vadinti kaip tu. Pajudinkim truputį dar verslo psichologiją. Man patiko, sakau, aš kai ruošiausi klausimams, aš jau panaudojau tą metaforą nuo tada, kai pasidalinau klausimais, bet sugyžusio pieno metaforą. Ir čia kainodara. Kaip pradedant darbuotis ir įvairiausiose veiklose, ir čia apskritai kaip produktai, kaip veiklos, kaip paslaugos, bet jeigu aš noriu kažką, sakykime, daryti ir parduodu tą paslaugą už ten, nežinau, 50 eurų. Žinau, kad ten, 5 metus jau pardavinėjau, žinau, kad ta savikaina vertė visą kitą yra per maža, bet man viduje negaliu vis pakelti tos kainos, nes jaučiuosi, kad kažkas ne taip. Kaip praktiškai, pirmas dalykas, kaip suprasti tą sugyžusio pieno metaforą ir antras, kaip pakelti kainas ir gerai jaustis dėl to. Mes visi esam paragavę pieno ir supratę, kad, jisai jau prarūgęs, nesugyžęs, taip vadinkim. Nors nesimato, žiūri, kaip ir atrodo viskas normaliai, ne? Tai kalbant apie tuos produktus, ne, ar paslaugą, ar jų įkainius ir panašiai, kainodara, kaip tu sakai, tai kai žmogus pardavinėja, arba net nebūtinai pardavinėja, tu paklaus pas jį netgi rekomendacijos ir kai tu kalbi su užtikrintumu, tu žinai, kokia vertė tenais ir tu rekomenduoji, tai ir eisas toks, kad, viskas aišku, čia, tai žodis gipsas, ne, kaip aš mėgstu sakyti. Bet jeigu žmogus net ir pardavinėdamas labai gerą paslaugą, ar ten labai gerą produktą, ne, knygą, pavyzdžiui, ir ta knyga gali būti bestselleris, bet pardavėjas pats jis netiki, jisai dvejoja, jisai žino, bet bijo, ten visas, matai, mano net kūnas taip kažkaip reaguoja. Tu nepatikėsi. Tai pirmiausiai, žmogus turi pats tikėti. Kitaip sakant, mes ir prieinam prie tos mano mėgstamos temos savivertės. Tai jeigu aš pati nevertinu savęs, tai savęs nebūtinai kaip asmeninio prekinio ženklo, bet savo paslaugų, netikiu savo produktų, netikiu, kad aš galiu padėti ir aš sakysiu, ateik mano konsultacija 1000 eurų, padėsiu, man atrodo, gali būti, žino, kad, greičiausiai visi šitie žodeliai, ne, jie įneša tokio klaustuko, dvejonės, abejonės ir ne, aš geriau eisiu, kad ir už 2000, bet kad ir mažiau, ne, bet tas patvirtinimas, mes jaučiam tą sugyžusio pieno, kvapą, vien dėl to, kaip pats žmogus su tuo jaučiasi. Kaip dabar tam žmogui, kuris, galbūt klausosi ir galvoja, tikėk savo paslaugą labiau ir atrodo. Tai pradėti tvirtinti, auginti, net ne tai, kad tvirtinti, bet auginti savo savivertę. O tam yra labai daug būdų. Mes kalbėjom apie ribas, tai yra super nerealus dalykas pradėti brėžti ribas, Minėjai, kad čia tik dalis pyrago. Užkabinkim kelias kitas dalis. Tai dalis pyrago, tai aš ir ką ir noriu pasakyti. Kitas dalykas, pradėk sukasti dantis, kai nori skūstis. Pradėk atkreipti dėmesį, kai nori apkalbėti ir pletkinti. Pradėk atkreipti dėmesį į savo negatyvą, ne? Tai reiškia vidinį kritiką. Pradėk keisti pokalbį su savim, dialogą su savim. Tai aš netikša, aš žiopla, niekam nereikalinga, ne? Nes čia, ką aš ir sakiau pačioj pradžioj, aš esu daugtaškis, nes kas atsitinka, kai aš save identifikuoju kažkuo, mano smegenys gauna signalą ieškoti tam patvirtinimų ir atitinkamai elgtis. Tai jeigu aš sakau, kad aš žiopla ir man nesiseka, ašgi nevykėlė, aš ką paimu, to nepadarau. Mano smegenys, norėdamos atitikti mano žodyną, jos taip ir elgsis. Ras patvirtinimų, kur aš nepadariau kažko, tai jis ras praaudituos ir visa kita, ne? Tai jeigu aš keičiu savo žodyną, nekardinaliai vėlgi, labai lankščiai, kad mūsų smegenys sakytų, pereinamasis laikotarpis, pradedu, pavyzdžiui, man sekasi vis geriau ir geriau. Aš ką pradedu vis labiau pabaigiu, ne? Aš vis sėkmingesnė tampu. Ir čia nėra savęs apgaudinėjimas, čia tiesiog signalo išsiuntimas smegenim. Nes ką aš apie save sakau, taip aš save ir įgalinu arba nugalinu. Tai reiškia, kaip aš jaučiuosi, kokios mano mintys ir atitinkamai koks veiksmas arba neveikimas. Keliaukime toliau ir nuo ko aš apskritai
kuo toliau gilindamas į nervinę sistemą, tuo labiau ir tikiu, ir jaučiu, ir ant klienčių, ir ant savęs matau, kad viskas prasideda nuo būsenos sukūrimo. Ir esu gavus klausimą, tuo metu tiek daug kalbė apie būseną, bet tai o kas tas yra, ne? Tai nuostabus klausimas ir atsakysiu į tai. Būtum gavus šitą iš karto. Tai kas tai yra? Tai ką aš prieš tai minėjau, kad arba kūnas atsipalaiduoja, arba jisai įsitempia. Tai reiškia, aš turiu daryti veiksmus, kurie mane kuo dažniau nuveda į atsipalaidavimą. Dar kitaip, man labai patinka Tony Robbinsas, nes vis jie jau mokymus ir jisai sako, kad emocija kuria judesys. Emotion comes from motion, ne? Tai čia yra patvirtinta mokslininkų. Kai mes mankštinamės, kai mes judam, išsiskiria vadinami laimės hormonai, arba kaip aš mėgstu trumpinti dozė, tai reiškia dopaminas, oksitocinas, serotoninas, endorfinas, ne? Ir mes gaunam dozę ir kokia mūsų būsena, važiuojame į dieną. Kodėl aš labai propaguoju ir savo socialiniuose tinkluose, judėkit hebra, eikit persivaikščioti, nes mums praktiškai, sakykime, nieko nedarant, kabutėse, vis tiek mes darome, ne, mes gaminam tam tikrus hormonus, kuriam būseną. Ir mes darom savo kūnui paslaugą, vedami jį į atsipalaidavimą. Nes kas iš to, jeigu aš būsiu įtampoj, prie tavęs bijosi sėdėti ir sakysiu, aš save vertinu, aš esu fainulka, aš esu pakankama, aš esu drąsi, o kūnas sako kitą. Ne? Nes senoji mokykla, senoji psichologija sako, kad pirmiausia ateina mintis, tada ateina jausmas, emocija ir tada ateina veiksmas arba nedarimas, ne? Savivertė, įgalinimas savęs arba nugalinimas. Dabar nauji tyrimai rodo ir polivigalinė visa teorija kalba apie tai, kad ne mintis kuria būseną, o tai, kaip mes jaučiamės, nes mūsų ta neurocepcija, tai reiškia tas, kaip čia sakykime, satelitas mūsų smegenyse, kuris visą laiką skanuoja aplinką ir ieško saugu arba nesaugu ženklų, ne? Ir jeigu jisai mato, kad saugu, jisai ir sukuria tą mintį, kad saugu, tau viskas gerai ir tada jau mes galim daryti kažką. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, pamatysiu kažką, tu čia kardą pasidėjęs už savęs, pavyzdžiui, nežinau, aš galiu galvoti, kad viskas saugu, viskas gerai, bet mano kūnas tai mato kitą ženklą, supranti. Tai aš sakyčiau, kad pradėti, jeigu taip vienintelį patarimą išnešti hebrai, tai sakyčiau, pradėkit nuo būsenos kūrimo. Maks atsipalaidavimo, nes ten, sakau, yra žaismingumas, ten yra kūrybiškumas, ten, o Jėzau, ko jūs ten tik nepridarysit, kai susikursit atsipalaidavimą. Ar įsivaizduoji, kad iš viso žmogus, taip, žinai, tobulam scenarijoje turėtų nei kiek nepatirti streso? Neįmanoma ir nelinkiu. Kodėl? Todėl, kad jau mes, jeigu jau einam į tai aš pasakysiu, kad truputį streso įgalina žmogų veikti. Nes visiškas atsipalaidavimas, tai aš, reiškia, nieko nedarau, aš negalėčiau kalbėti. Tai truputis streso, ne, arba truputis tos simpatinės būsenos, jisai yra privalomas. Ir čia vėlgi grįžkim prie to, ką tu ir sakei, kad man patinka žodis saikas. Taip, tai aš vadinu balansu, galima sakyti hormonija, galima sakyti saikas, kaip norim, taip vadinkim, bet visko tam gražioj viduriuko linijoje, ne? Man tiesiog galvoju visą laiką, kartai žmonės, kaip visą laiką užspaudžia, žinai, ant maksimumą, tai kad viskas, jeigu kels atsipalaidavimą, tai aš turiu, mano galutinis tikslas yra nei kiek niekada neturėti. Ne, mano tikslas nėra būti medūzai, kuri guli su batonu rankoje priešais Netflixą ir nieko nenori daryti, net batono pakelti neturi energijos, ne? Bet mano ir kitas kraštutinumas neturėtų būti, kur aš tik varau, ką eik tu už 10 metų netostugavus ir tarsi kaip fainė. Pamėgosi numiręs. Aha. Pajudinkim tą vidinį dialogą, nes vidinį kritiką, man rodos, įvardinai šitoje vietoje. Kaip konkrečiai pakeisti tą tokį teisėją vidinį į galbūt tą tokį advokatą, tikriausiai čia būtų teisingiausias žodis? Čia gal pasakysiu taip, kad pas mus viduj yra visokių tų personažų, ne?
ir yra ir vidinis teisėjas, ir vidinis kritikas. Tai jie dvi skirtingas rolės atlieka ir aš galiu pasidalinti, kuo jos skiriasi. Vidinis teisėjas tai yra tas personažas, žmogeliukas, būtybė, balsas, kuris varo pastoviai ant manęs, be argumentų. Šitą vietą noriu pabrėžti. Tu žiopla, tau nepavyks, tu... Čia kritikas. Čia yra vidinis teisėjas. Teisėjas, okei. Čia yra vidinis teisėjas. Nors yra dramos trikampis, tai jis vadinasi ten kritiko, ne? Bet whatever, nesvarbu. Sakykim, kad vienas balsas, kuris pastoviai stumia ant manęs. Tu toks, tu negražus, tu ten nemoki vesti podcastų, ne? Nu, aš šaržuoju, bet kiekvienas mes turim tą savo... Ir jis tą daro be argumentų, nepailsdamas, tik tais mus kritikuoja ir teisia. Tu tą, tu aną, tu trečią, tu penktą. Ateina momentas, kai mes nuo savo to vidinio teisėjo užsiknisim. Nu, jau va čia, kiek aš galiu klausyti apie save, kad aš jau tokia jau netikša ir nevala ir nesugebanti ir ten visokia, ne? Kas atsitinka, įsijungia tada vidinis kritikas. Jis sako... Palauk, mažulė, jau tau tikrai atsibodo, kiek tu gali apie save šito šalia klausyti, ne? Geriau išnešam tą į išorę. Važiuok, o jis koks tai? Aha, o ta barzda nėra gražia, ne? O jau akys kokios, nei mėlynos, nei žalios, nei pilkos, ne? Nu ir koks jūs ten. Ir aš tada nuimu nuo savęs tą sunkumą, ne? Ir šnekėjimą nuolatinį varimą ant savęs ir aš pradedu varyti ant kito, ne? Ir tada tai faina. Kodėl? Todėl, kad aš neplaku ir neskalpuoju. Ne? Aš tą darau su kitais. Bet kai žmonės, tai yra ir ką noriu pasiūlyti, atkreipti dėmesį, tie, kurie pastovi varo ant kitų, tai į juos žiūrėti su atjauta, nes vadinasi jų jau tas vidinis teisėjas tiek juos pačius užkniso, jie tiek vargšai, tiek save nudrožia, kad jau jiem nebebuvo kur dėtis, tik tai varyti ant kitų. Ir kaip dabar tą keisti? Tai keisti yra... vadinamas tas Karpmano arba dramos trikampis, ne, kur auka, gelbėtojas ir agresorius, tai iš esmės tos pačios kaip čia, personos, ne, tie patys personažai, kur aš tai įkrintu, oi, manęs tai nieks nemyli, aš bejėgė, aš be tikslo, aš tai gyvenu, tik aš viena, tada aš bendrai visus išgelbėsiu, aš nueisiu, padarysiu podcastą tokį, kad Emilis čia manim didžiuosis, aš čia be manęs tai jisai čia nepavarys, ne, ir tada užsiknisu nuo to ir sakau, ai, ne jisai čia dėkingas kažkoks, tai iš vis norėčiau snukinu užvažiuoti, kad čia į agresorių perinu. Aš labai tą iššaržuoju ir išdidinu, hiperbolizuoju, kad būtų labai aišku, nes ten būna ir subtilesnių variantų. Ir kaip tą daryti, tai keisti visus tuos savo negatyvčiukus į palaikymą. Tai reiškia, vėl savo smegenims sakyti, ne, kad aš buvau blogas, dabar aš jau geras, ne? Bet aš vis darausi geresniu, ne? Aš vis geriau elgiuosi, aš vis gražiau apie save šneku. Toks jauti skirtumą tarp aš ten pinda, iki aš jau čia žvaigždė, žinai. Ir jeigu mes paimsim tarpinį, kad, man bendrauti sekasi geriau, aš daugiau į save su atjauta. Toks perėjimas. Tai vat keisti tą vidinį kritiką. Owenas Fitzpatrickas, pas jį kažkada mokymuose buvau, labai gerą pratimą davė vidiniam kritikui ar teisėjui, kaip tu nori taip vadink, čia netame esmė, tam balsui negatyviam, ne? Jisai net ir knygoje savo rašo apie tai, kad tada jam pasakyti tiesiog shut up. Arba lietuviškai užtilk. Ir paradoksas, bet aš kai pradėjau šitą pratimą naudoti, blemba užtyla bent kažkuriam laikui. Arba kaip kažkuriam podcast'e girdėjau Barleto patarimą tokį, kad susitark tada su tuo vidiniu kritiku. Tu atėjai, aš suprantu, tu nori čia man kažką pasakyti, bet klausyk, grįž po 5 valandos, nes aš dabar dirbu ir neturiu laiko į tai veltis. Tai tokie mini triukai ir jie pakankamai juokingi, bet juos sakau dėl to, kad pati esu išbandžius ir davus savo hebrai ir jie veikia, ne? Bet šiaip daugiau eiti savo į atjautą. Tai tas vidinis dialogas turėtų prasidėti nuo to, kad paklausti savo klausimą, o savo geriausiam draugui, o jeigu turiu vaikų, ar savo vaikui, arba ten, nežinau, brolio sesės vaikui, ar su juo taip šnekėčiau. Ir tada labai, žinai, būna toks, aišku, kad ne, aš draugai sakyčiau, ir kas, kad tu tau nepasisekė, bet tu galėtų bandyk, ne, o ką mes savo, nepasisekė karvė, tu višta neraliuota, ne, tai ko ir tikėtis iš tavęs buvo galima.
Trumpam pertraukiam šį pokalbį, nes turiu kai ką, kas, manau, jums bus aktualu. Šiame podcast'e mes daug kalbame apie ilgaamžiškumą, sveikatą, verslo strategijas, laiko planavimą ir kitus svarbius dalykus. Iš esmės mes ieškome būdų gyventi kokybiškesnį gyvenimą. Ir jei klausote šių pokalbių, aš darau prielaidą, kad jūs esate tie žmonės, kuriems normaliai nėra pakankama, jūs norite geriau. Tačiau yra viena dedamoji, be kurios ši formulė neveiktų taip, kaip turėtų. Tai yra finansinė ramybė. Nesvarbu, kaip gerai planuojate laiką, jei finansai kelia stresą, sistema tiesiog griūna. Būtent todėl pagrindinėme Financial Opinions kanale mes darome tai, ko dažnai trūksta viešoje erdvėje. Rodome realybę. Mes su kolegomis rengiame gyvas diskusijas, atidarome tikrų žmonių investicinius portfelius ir žiūrime, kaip teorija veikia praktikoje, be pagražinimų. Jei norite pamatyti, kaip kiti žmonės įdarbina savo pinigus, kad galėtų skirti laiko sveikatai ir verslui, bei užduoti mums klausimą gyvai, prisijunkite. Nuorodą rasite aprašyme, tai vieta, kur finansai tampa įrankiu jūsų geresniam gyvenimui. Noriu dar tą praktiką pajudinti, kur kūnas kaip indikatorius veikia bendrai iš savo pusės. Tai kaip atskirti, ar tu tingi, ar iš tiesų tai yra kažkas, ko galbūt tau nereikėtų daryti? Tingi, tai toks man iš karto ateina vengi, žinai. Gali būti pavargęs, dėl to vengi. Bet tu kūne jautiesi pakankamai ramiai. Reikia eiti, nusipuošti eglutę. Ai, bet tingiu. Toks, nelieka kūne tos įtampos, tai kaip aš eglutės nepiešiu. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, perženginiuoju savo ribas, mano kūnas iš karto yra į tokią parinktį nuėjęs, ne? Geras parametras. Ir iš kitos dar pusės, kadangi aš vis tiek ir ICF-o coacherė esu ir labai mėgstu klausimus, tai užduoti savo tą klausimą, kaip tu jausiesi po to, ne? Jeigu aš tingiu, jeigu aš nupuošiu tą eglutę po to, ir gerai jausiuosi, bet už tai filmą nueisiu ar knygą paskaitysiu, ne? O jeigu kalbam apie ribas, o kaip aš paskui jausiuosi, tai aišku, jeigu aš pasakysiu tau taip faina, o iš tikrųjų ne, visai man ten ne faina, ten, nežinau, kokį, nežinau, šokius, tarkim, ne? Tai kaip aš po to jausiuosi, tai aš varysiu ant savęs, kam ėjai ir vėl save išdavei, o kur tavo ašis, kodėl tu taip elgiesi, tai ką tu jau tokia visa, bet tas jausmas pabandyti tokį greitą, tokį fast forward, ne? Glūtė dar vieną dieną ar savaitę pabus nieko čia tokio, žinai. Noriu užkabinti tą galvoje truputį efektą ir truputį gal psichologiją šitoje vietoje, bet perfekcionizmas ir tas 10-tukės sindromas, nes paminėjai, kad mokykloje mokinaisi labai gerai. Taip. Negaliu šitoje vietoje tai pasitvirtinti ir pasigirti taip pat, bet iš kur atėjo tas toks, aš nežinau, ar čia užsispyrimas teisingas žodis, bet iš kur noras to siekti to aukščiau, daugiau, labiau? Tai gal ir gerai, kad nebuvai tas 10-tukininkas, nes labai daug 10-tukininkų ir eina iš to noro padaryti perfect, žinai, ir žiūriu į savo vyrą ir jo šeimą ir ten nebuvo nei vienas 10-tukininkas ir visi super nerealūs, laimingi žmonės, save realizuojantis maksimaliai. Tai tas pažymys, jisai, žinai, absoliučiai nieko neapibrėžia. Iš kitos pusės, kodėl man tas 10-tukas vis dėlto savo laiku buvo ypatingai svarbus ir tas 10-tukas evoliucionavosi į statusą, į pareigas, į tam tikrų darbų pasirinkimą, ne, ką aš paskui galiausiai ir nusivariau save nuo koto, taigi dėl to pačio 10-tuko, tik tai jisai įgaudavo vis naują formą, o atsirado jisai iš to ir apskritai perfekcionizmas iš kur atsiranda, kai mes norim paprastai vienam iš savo augintojų, tai nebūtinai tėvai, bet jeigu tu, pavyzdžiui, augai, tarkim, globojamas, arba ten, nežinau, kažkur tai sene, tam savo autoritetui mes norim patikti ir įtikti. Tai vienas dalykas, kad, tarkim, ėjo per negatyvą, tu privalai tik nešti 10-tukus, jeigu nesimokysi 10, tu eisi šunim šieko pjauti ir viena nepasakėlė, kita pasakėlė, kuri buvo mano atveju, manęs niekas nespaudė. Realiai, aš nežinau, nei man ten tikrindavo pažymių knygelę, nei manęs klausdavo, buvo visiška laisvė ir pasitikėjimas, gal net sakyčiau, bet tas 10-tukas ir jo uždirbimo maks noras išsivystė iš to, kai aš matydavau, kad
mano tėtė, kai atsiverčia tą pažymių knygelę ir ten, tarsi, kur paversi visur 10, žinai, ir kaip jisai didžiuodavosi. Mano duktė, va čia tai mano duktė, ypač išgėręs, žinai, tai jis visiems draugam, mano duktė, tai eik tu ten, žinai. Ir aš nenorėjau nuvilti, nes mano pasąmoniai susisėjo tai, kad 10 reiškia mane myli, reiškia mane priima, reiškia, aš geras žmogus. Pasąmoniai pabrėšiu, todėl, kad mes, kai siekiam to perfekcionizmo ir išlavinam viską daryti perfekto, kartais net ir nusprendžiam nedaryti, nesgi nesigaus perfektą, ne? Ir labai dažnai va čia yra tas perfekcionizmas, didelis stabdis, kablys, inkaras, ar kaip nori vadinka, ne? Tai maniškis, sakau, išsivystė iš to, kad aš tiesiog buvau labai gera duktė, 10-ukininkė ir aš negalėjau nuvilti, tai baikit, sukasiu dantis, bet eisiu į priekį. Ir lygiai taip pačiai atsirado mano gyvenime tie darbai, nors aš norėjau būti mokytoja, bet taigi manęs nemylės, jeigu aš būsiu mokytoja. Toks nebuvo to tiesioginio sakinio, ne, kaip aš dabar jį sąmoningai jau galiu įvardinti, bet jeigu aš būsiu ofiso vadovė, vadinasi, aš eisiu aukštas pareigas, vadinasi, automat babkių daug, vadinasi, ką mes tokį žmogų gerbiam, ane? O kad tenais viduj tuščia, nėra savirealizacijos, nusivylimas, savęs išdavimas ir taip toliau, tai pakentėsiu. Pakentėjau. Kaip atsikratyti po to šito, nes vis tiek daug metų praeina su ta tokia įkalta žinutė. Ir ypač kai paauglystė, aš manau, jos įsikala, žinai, už... Vieni metai paauglystėje įkaltos žinutės, tikriausiai daug daugiau suaugusio metais gaunasi. Jo, viena žinutė paauglystėje, daug metų terapijos suaugusio. Man rodos, terapeutai tai darbo turės iki gyvenimo galo. Jo, bet čia toks gyvenimas ir tas ratas suksis ir mes, nežinau, bent jau aš kol kas nematau, kad rastumėm, žinai, tą visraktį, kur visi tėvai žinos, kaip būti gerais tėvais, o visi vaikai žinos, kad mūsų tėvai maks tengiasi, net jeigu ir kažkokį žodį piktesnį pasako, ne? Perfekcionizmas, sakyčiau, mažinamas, nes kai kalbam apie savivertę, tam perfekcionizmas irgi yra. Kai žmogus yra su žema savivertė, tai jisai paprastai turi perfekcionizmo tą, nesakau geną, nes tai išmokta, ne, savybę. Tai ką reikia daryti arba ką svarbu daryti, leisti sau pradėti klysti. Ir pavyzdžiui, kai aš rašau Instagrame kažkokią tais žinutę, ne, ar tai edukacinę, ar tai motyvuojančią, ar šiaip buvau podcast'e pas Emilį ir parašau ne podcast'e, o podste, ne, aš galėčiau trinti, arba aš galiu leisti parodyti, kad aš irgi žmogus ir aš klystu ir aš, žinok, šiaip dabar sąmoningai visas klaidas, kurias padarau, palieku. Ne dėl to, kad aš neraštinga, aš, kaip sakiau, galėčiau būti policija, ne, lietuvių kalbos. Bet jeigu man per greitį, arba būna, pavyzdžiui, autokorektas, ten iš vis ten su juo žvengiu, ten iš vis žodžių pakeičia. Tesla vis laiką tešla. Tešla, taip. Tai palieku, jūs eikit, komentuokit, darykit, nes čia ne apie mane, čia apie jūs, ne, kad jūs neleidžiat savo klaidos, bet išbūti ir leisti tai klaidai irgi atsirasti tavo gyvenime, ir taip mažinti tą perfekcionizmą. Nes, nebereikalagi sakoma, geriau done negu perfect, ne? Geriau 100% padaryta, nes aš į klaidas netgi žiūriu ne kaip į klaidas, o kaip į pamokas. Paim 2 pavyzdžius. Vieną žmogų, kuris ten kūrė verslo planą, 5 metus, ir kitą, kuris jau 20 eksperimentų padaręs ir supratęs, kas veikia, kas neveikia. Taip. Tai kuris pasistumės? Taip, 100%. Man čia yra greičiausias būdas išimti tą, kas iš galvos ir pabandyti realybėje. Taip. Ir gauti atsakymą, nes tu labai aiškiai žinai, ar čia klaida ar ne klaida. Žinai, ir kai tu leisi tai klaidai įvykti, tu mažinsi perfekcionizmą ir kas atsitiks su tavo savivertė, tu jos sveikos link tikrai pradėsi artėti. Ir kas atsitinka iš kitos pusės, tarkim, versluose, ne? Jeigu noriu perfekt, tai dažnai ir neišvysta tas projektas dienos šviesos. Ir nublemba. Arba o kas yra perfekt? O tada kas yra perfekt?
nes aš labai gerai įsiminiau, nežinau, labai surezonavo, juokiausi, bet visiems pasakoju šitą pavyzdį. Brené Brown knygoje apie pažeidžiamumo galią, jinai aprašo situaciją, kad jie ten su drauge sėdi bažnyčioje, sekmadienio ten mišios ir panašiai, ir atsikraustė į kvartalą nauja šeima ir sėdi pirmoje eilėje, visi su baltom pirštinaitėm, visi iščiusyti, ir jinai sako, ir mes su draugė po tų mišių išėjusios, taip jau viskas tobula, kad net neskanu. Ir man taip davė supratimą, kad tobula, bet ir tai neįtinka, ne? Nes jau nebeskanu. Tai duoti tą skonį gyvenimui, netgi įviliant, kartais net ir sąmoningai klaidas. O kodėl? Yra tokia teorija, aš šiaip pirmą kartą pavadinimą išgirdau bent jau, Letvam, leiskime. Gali šitą truputį papasakoti išsamiau? Jo, tai čia yra ne mano sugalvota. Čia yra Mel Robbins, tokia coacherė, asmeninio augimo trenerė. Man labai jinai patinka ir jinai yra išleidusi keletą net knygų. Ir kiekviena knyga turi kažkokią taisyklę. Tai viena taisyklė daugeliui yra žinoma 5 second rules. Tai reiškia 5 sekundžių taisyklė, kai aš kažką sugalvoju, bet man yra baisu, skaičiuoju nuo 5, 4, 3, 2, 1 ir darau veiksmą, ne? Pavyzdžiui, pasisveikinu su žmogumi, ne? Ir šita taisyklė jos yra išgelbiusi netgi ne vieną gyvybę, kai žmonės pradėjo skaičiuoti ir pakeitė sprendimą, ne? Ir taip toliau ir panašiai. Tai nuo tos 5 sekundžių taisyklės aš ją labai stipriai pamilau ir jos naujausias darbas yra Let Them Theory, tai reiškiasi leisk jiem, aš nežinau kaip verčia į lietuvių kalbą, bet aš kai domėjausi, tai anglų kalba, tai kaip aš sakau, leisk jiem, arba tebūnie. Ir šitos teorijos esmė yra tokia, kad leistų jiem daryti, gyventi, būti taip, kaip jie nori. Ir jinai šitą taisyklę, kuri paskui jinai bet ką atrasdama, jinai patvirtina moksliniais tyrimais, krūva mokslinių tyrimų, tiesą sakant, jinai atrado, kai jos sūnaus buvo išleistuvės ir turėjo būti vienas oras, bet pradėjo pliaupti lietus ir tada jinai susiparino ir ne, jūs chebra darykit taip, eikit ten, rezervuokit ten vietą. Ir jisai sako, mama, viskas okei, nepergyvenk, ne. Ir jai dukra sako, mama, let them. Nuleistų jiems, ne? Ir jai tada tas lemputės užsižiebimas įvyko, kad, bet tikrai, žmogus gali daryti, ką jisai nori, ne? Tai man šita teorija vis dar labai yra stipriai gliaudama, nes taip norisi patarti, taip norisi parekomenduoti, taip norisi kitam, palengvinti, išgelbėti, užmotyvuoti ir visa kita. Tai mane jinai labai pagražina į tai, kad leistų žmogui eiti per savo pamokas. Dėja, kai kurias reikia savarankiškai praeiti. Būtina. Idėja, kad išmoksi iš kažkieno kitų, gerai skamba, bet... Ir čia polivigalinė teorija labai gražiai patvirtina, kad žodiniai dalykai, ne, žodžiu, ten tas net afirmacijos, nors aš už afirmacijas ir visa kita, bet kol žmogus nepatiria kūno, tol nėra pokyčio tikro. Ir net 80% pokyčio turi įvykti kūne. Ir tik 20 mes galim save perkalbėti ir įkalbėti ir perskaityti ir tada suvokti. Įsivaizduoji? Tai kai tu sakai, kad reikia žmogui, savo tas pamokas, kad ir kokios jos skaudžios, taip nesiskūnu. Man irgi daug kas sakė, kad gal ten kažkaip keis gyvenimą, gal eik iš darbo, ten tratata ir panašiai. Aš patigi galų gale savo, ne? Bet žodis neveikia, kol kūnų nepajaučiau. Turiu tokį gal truputį labiau fun klausimą, bet pažiūrėsim, gal ir ne visai fun. Koks buvo pats absurdiškiausias dalykas, kurį darei bandydama įtikti kitiems savo geros darbuotojos etape? Nežinau, žinok, Emili, dabar kai pagalvoju, tai gali būti keli, visi buvo absurdiški, kai žiūriu iš tos pusės, kad dariau vieną, nors norėjau kitaip. Tai, bet ką, šypsojausi, kai norėjau iš tikrųjų pykti, ne? Pritariau, kai visai galvojau priešingai. Vaidinau, kad man viskas gerai, bet iš tikrųjų nebuvo, ne? Tai gal toks dabar ateina į galvą toks pavyzdys, kadangi mano vyro darbas dabar mažiau, jau gerokai mažiau, jisai būna dabar namuose, ne, bet prieš tai labai daug komandiruočių turėdavo, ne, tai
vienas iš absurdiškiausių, kuris mane tikriausiai irgi prisidėjo prie tos diagnozės, kad man buvo labai liūdna, kai jis išvažiuoja. Man buvo liūdna grįžti į namus tuščius, ne, kur aš ten tik vieną ir katinas vaikščiojantis. Ir aš sakau, o kas čia tokia? Oi, Afrikos vaikai dar netiek nekenčia, o čia jau vyro anima, tai nepalauksiu. Aš save apgaudinėjau, tai vat gal toks, tikrai antiek absurdas, kad aš net savo paverkti neleisdavau net savo įgarsinti, kad, blemba, tikrai liūdna, noriu, kad būtų žmogus, neturiu ko apsikabinti, neturiu ką perzinti, neturiu su ko pasidžiaugti, ne? Viskas čia gerai, čia dar ir žmonėm ir blogiau būna. Tas Afrikos vaikų pavyzdys kažkodėl yra. O aš labai mėgstu, nes ten jie laimingi savo gyvena, o mums tai ten, žinai. Jei galėtum dabar grįžti laiku, ir čia tokia kelionė laiku iš savo pusės pas tą Tomą, kuris sėdi ofise, pervargusi, gal žinai, ten metai, galbūt mėnesiai iki diagnozės, ir pasakyti jai kažkokią žinutę. Nežinau, bet aš tai palinkėčiau klausyti savo kūno, žinau. Klausyti ir pasitikėti savo kūno, ne? Nes visi ženklai viską rodė, tik tais aš bandžiau užglaistyti, tai gal tą ir patarčiau, o iš kitos pusės, žinai, Emeli, daryk, ką darai, praeik tą šūdą ir bus tas šūdas tavo viena didžiausių dovanų gyvenime. Aš dabar galvojau klausimą, žinai, jei galėtum kiekvienam lietuviui rašyti vieną sakinį tiesiai į pasąmonę, koks jis būtų. Ir galvoju, gal tu čia jau atsakei. Ne, jeigu galėčiau į pasąmonę įrašyti kiekvienam lietuviui ir kiekvienam netgi pasaulio žmogui, ne tai įrašyčiau. Aš įrašyčiau kitą sakinį. Su kuo pradėjom įrašyčiau. Kad tu esi vertingas, reikalingas, mylinimas ir svarbus ir kad tavo autentiškumas yra tavo privalumas ir kad tu gali. Ir drąsiai, tik į priekį, go girl, go boy, you can do it. Tai gal tokį įrašyčiau į pasąmonę. Cool. Gerai, Toma, labai smagu su tavimi bendrauti, aš manau dar tikrai ateityje pabendrausim daugiau. Vėl žiūrovams aš visas nuorodas į Tomą ir į Instagramą ir į puslapį viską paliksim aprašymę, irgi užsukit, pasižiūrėkit. Aš labai tikiuosi, kad šitas pokalbis paskatino didesnį žmonių kiekį pasakyti galbūt, įkvėpiam, pagalvokim, ar aš dabar geroj pozicijoje ar negeroj, ar aš iš tiesų, žinai, ant tų bėgių, ant kurių turėčiau būti iš savo pusės. Tai tikiuosi priversim susimastyti ir galbūt priimti gerus sprendimus, o su Toma dar tikrai susimatysim ateityje, o su visais žiūrovais kitame epizode. Čiau. Čiau.